Į mane kreipiasi moteris, kurios tema santykiai. Ji turi mylimą veiklą, puikiai save realizuoja joje, tačiau į savo gyvenimą anot jos jį pritraukia silpnus vyrus. Ir net kavinėje, kai reikia sumokėti už kavą, jau kyla klausimas, o kas sumokės? Padirbėjus su savo gyvenimo istorija, ji priėjo vieną situaciją, kurioje ji jautėsi bejėgė ir fiziškai, ir emociškai. Ir ji nusprendė, kad ji turi kovoti, ji turi būti stipri, nes kitaip neišgyvens. Dabar ši emocija likusi joje, ją riboja. Išsisprendus šią situaciją emocinėme lygmenyje, pakito jos būsena darbe. Ji nebesiekia maksimumo per negaliu, neliko streso, kuris ją anksčiau varydavo į priekį. Santykiuose atsirado naujas žmogus, su kuriuo ji jaučiasi lygiavertė, jaučia bendrystę, yra panaši pasaulėžiūra ir ji džiaugiasi tuo. Jeigu kyla klausimų tau, rašyk, regresinė terapija,